Good morning. Dabar yra po 7 biški. Kaip ir visada rytą pradedu nuo Nomijo. Nu, ne visada, bet šiandien atkarpos. Tai visada, kai yra atkarpos, pradedu rytą nuo Nomijo. Ir suvalgau šaukštą probiotikų jogurtą. Tuo pačiu išgersiu vitaminų savo. Va tokio tipo šotus rytais aš geriu. Mama šitą tai žiauriai geriau užsipti yra į sveikatą. Šiaip Amerikoje su probiotikais jie nesikuklina, nes čia šiaip yra 400 000 bilijonų gerųjų bakterijų. Bilijonų. Tai jūs įsivaizduokit, tai šiaip reikia tik tai šaukštą, tokį gerą šaukštą suvalgai ryte ir užtenka. Ir labai skanu. Tai pirmam vlogą, kaip matėt, buvau pas draugę ir man jinai iškepė ruginės duonos. Ir nei man davęs biškį starterio pačiai darytis. Tai dabar pasižiūrėsim, kaip tas mano starteris ir pamaitinsim. Man taip juokinga, va čia toks sportininkas rytas. Maitinsim duonos starterį, suvalgysim šaukštą probiotikų. Dievinu YouTube, nes matot visą realybę. Nieko mes šiandien nefeikinam čia. Tai va, taip atrodo mano starteris. Šiaip jis turėtų būti dvigubai didesnis nuo ten, kur buvo pradžioje. Tai jisai pas mane neužkilo, biškių užkilo, tai vadinasi dar nepasiruošęs jisai. Tai ką mes dabar darysim? Tai nuimsim biškį, pamaitinsim su vandeniu ir mildais ir dėsim atgal ir lauksim. Dar nepasiruošęs, o aš jau noriu duoną daryti. Nu kodėl? Mūsų svarstyklės. Kam įdomu, aš tiesiog paliksiu 30 gramų ir darysiu 60 gramų miltų ir 60 gramų vandens. Ir lauksim vėl. Nereikalinga, tiesiog nuimu. Kiek mes čia turim? Oho, tai aš iš viso čia turiu 140 gramų. Tai man reikia tik 30 palikti. Va toks tas duonos gaminimo procesas. Tikiuosi pavyks, nesakau, kai draugė tą duoną pagaminu, tai visą kepalą suvalgiau. Nu, nerealiai skanu. Šiaip pirktinė duona, tai jau dabar ne tas levelis, nebeprilyksta tai. O toks, nuo 30 minučių ryto. Žinot, yra dviejų žmonių tipai apie makiažą sportuojant. Vieni, ale kad tai kaip čia pasidažiu sportuoti, čia prakaitas bėga, čia labai blogai, o kiti labiau chill. Tai žinot, kas chill yra? Patys sportininkai, kurie sportuoja. Kai mes sportuojam visą dieną, ne? O tai kada tą makiažą dėtis? Aišku, aš tai nesakau ten full face, bet tvarkingai, gražiai atrodyti, kodėl ne? Aš esu visiškai už makiažą sportuojant. Ir pati mėgstu pasidažyti. Nes look good, feel good. Aš šiaip nieko mes čia daug nesidažysim, biškiu užsidėšim concealerio ir blush'o ir viskas. Ir užtenka. Gal nekencelins manęs niekas su šitą komentarą. Saulės nėra, bet SPF'as vis tiek yra must. Šiaip žiauriai gaila, nes su mama vakar šnekėjau ir Lietuvoje eina savo toks geras oras, o čia vien dieta rodo. Tai pas juos geresnis oras nei pas mus. Bet nėra dienos, kai nerodo, kad lis. Aišku, ne visą dieną, bet man svarbiausia, kad per treniruotę nelytų, po to tai jau vakare nesvarbu. Dabar čia filmuoju, kaip dažausi ir pasižiūrėjau, kad pas mane žiūrovų 7% vyrų ir 3% moterų. Tai vyrai, tikiuosi, įdomu žiūrėti, kaip aš dažausi, gaminu duoną. Vakar pasižiūrėjau, buvo 1000 peržiūrų pirmam video. Žiauriai laiminga. Smagu, kad žiūri žmonės. Pamirškit subscribint. Labai labai padėsit.
Truputėlį pasigražinam. Kodėlgi ne? Aš kaip sakau, jeigu mirsiu treniruotį, tai bent jau gražiai atrodysiu. Tai apsirengiam ir prasitampysim biškį. Žodžiu, reikia atiduoti man rūbus. Pasižiūrėkit, kiek aš turiu sparnukų ir šortų. Man nieks netelpa. Aš prisiekiu, aš stengiuosi gražiai susidėti, bet aš susidedu gražiai ir kitą dieną man reikia iškoti sparnukų ir viskas vėl susimala. Tai sakau čia, kad būčiau priversta susidėti ir atiduoti daiktus. Aš pusę jų nenešioju. Ką galiu pasakyti, esu labai dėkinga, kad galiu sau leisti turėti tiek rūbų. Ačiū Naikui. Ok, apsirengiam ir prasitampam biškį. Sportininkų pusryčiai. Kol valgau pusryčius dabar, dar norėjau pasakyti, kad turiu problemą. Problemą gerti vandenį. Ryte bandau įsipilti stiklinę vandens ir aš negaliu gerti, aš nesuprantu, kas man yra. Esu žiauriai dehidratavus ir labai blogas dalykas yra. Ir aš žinau, kad yra blogas dalykas, bet aš kažkodėl tiesiog negaliu gerti vandens. Geras, ne? Norėjau pasisakyti. Negaliu neparodyti šiandien savo outfitą. Nes labai man patinka. O ko ne Starbucksas? Pažiūrėkit, koks grožis. Man prieš 5 minutės reikia išeiti. Ok, lekiam į treniruotę. Jeigu neklystu, šiandien turėtų būti kombo treniruotė, tai mes vadinam 2 treniruotės viename. Tai ilgesnės atkarpos su trumpu poilsiu, ilgesnis poilsis ir tada greitesnės atkarpos. Nu, oras šitoj vietoj, tai vieną dieną saulė plus 25, o kitą dieną plus 10 ir apsiniaukia. Šiaip aš labai džiaugiuosi savim, nes aš pasvėjau, kad man kažkaip lengva filmuoti prie žmonių. Atrodo, taip nėra kažkokios baimės ar nieko, tai visai geras dalykas, ne? Hello, us before the workout. And that's after the workout? Yeah. I didn't have to do that. I'm Mia and this is me before the workout. Hi, this is Mia and this is me before the workout. Hi, this is Kaylee and this is me before the workout. This is Gabi and this is me before the workout. Hi, my name is Christina and this is me before the workout. This is Mia. This is me after first part of the workout. This is me after the first part of the workout. This is Christina and this is Mia halfway. This is Gabi and this is me halfway of the workout. Still more to go. This is me after the workout. This is me after the workout. This is me after the workout. I'm not gonna be on this, please. I'm Kaylee. This is me after the workout. Labas, my name is Bobo. We're out here at Hayward Field. We're like super high quality, high budget YouTube video being made right now. You know, Gabi is about to go out there and just like, you're gonna see it. I can't even explain how good it's gonna be. Dar vienas outfit change, nes biškai šaltoka lauke. 10-12 laipsnių, bet nėra saulės, tai tiesiog aš dėjau ilgom rankom pliuskę, trumpom rankom ir šortus. Ir po to su repais nusimesim vis tai. Let's go. Smagiai treniruotė, sunku, tikrai bloga. Bet hold on, daug darom šiandien 12 kartų po 600 ir tada
3 kart po 300, bet greitai jau tai. Good to be back. Aš jau grįžau namo. Eisiu nusimaudysiu, pavalgysiu ir vakare turiu štangą. Dabar tik tai pailsėti ir grįšim vėl. Dar ką noriu pasakyti su savo starteriu. Man draugė pasakė, jinai pati daro ruginę duoną, tai kad tas starteris man gražiai augtų, reikia jį įdėti į orkaitę su įjungta šviesa. Tiesiog, kad jisai gerai šiltų ir augtų. Tai dabar įdedu čia, tik tai galvoju, kaip čia tą šviesą įjungti. Liuks. Va. Turėtų viskas gerai būti, tikiuosi, kad užauksiu ir galėsim gal šiam vakarė jau pradėti ruošti duoną ir rytoj kepti. Bet vlogas ne apie tai, vlogas apie sportininkės dieną gyvenime, tai ką tik grįžau, nusiprausiu ir pavalgyti, būtinai pavalgyti. Labai paprasti pietus, dar daugiau duonos, tik šį kartą su avokadu ir kiaušiniu, o kita duona su grūdėta varškė ir kiaušiniu. Tai labai paprasti pietus, taip atrodo. Kol dar turiu laiko iki vakarinės treniruotės, biškį balselis užkimęs po atkarpų. Atsakysiu kelis klausimus. Pasižiūrim, ką mes čia gero gavom. Kiek kilometrų renki per savaitę? Tai priklauso, ar darau kroso treniruočio ar ne, bet aną savaitę surinkau 100 kilometrų. Tai buvo visai už tą savaitę. O jeigu darau kroso treniruotę, sakyčiau 8-5. O jeigu be kroso treniruočių 9 iki 100 kilometrų per savaitę. Ar esi arogantiška? Priklauso. Su kuo? Geras klausimas. Nežinau, jūs atsakykit. Gal atrodo arogantiška? Nelabai kaip aš atsakysiu. Kokius papildus vartoji, kurie tikrai veikia? Geras klausimas. Tai kaip ir minėjau anam video, tikrai kolagenas. Mano must kolagenas, omega. Ir labai reikia gero omega rasti. Taip gerai pasižiūrėkit, kad tikrai darytų naudą. Tada vitaminas D. Šiaip daug kas nežino, bet labai daug žmonių turi vitamino D trūkumą. Ir priklauso jūsų nuotaika nuo to, energija ir panašiai, tai vitaminą D tikrai. Man labai patinka kurkuminas. Labai turi stiprių savybių prieš uždegiminių. Tai pavyzdžiui, jeigu jaučiat, kad kažkur uždegimas, trauma, prasideda kažkokie skausmai, tai kurkuminas yra pasaka. Aš visada tikrai geriu ir prieš uždegiminis jisai tai. Ir kas čia dar? Kreatinas labai geras dalykas. Šiaip labai daug kas kreatino bijo, nes išsipūs. Nieko jūs neįsipūsit. Pirmą kartą gal biški pasijaučia, kad yra kažkoksai, kad biški daugiau gal vandens susikaupę, bet aš asmeniškai nelabai kaučiu. Ir šiaip kreatiną bent jau aš geriu pasiruošimuoju laikotarpiu, tai nesvarbu, kad jūs priaugsit kažkiek svorio, nes kai prasidės varžybos gali nusiimti ir vėl viskas bus ok. Tai nebijokit, kreatino tikrai labai geras dalykas. Tai iš pagrindinių būtų omega, vitaminas D, kurkuminas, kolagenas ir kreatinas. Sakyčiau. Gal jeigu ką parašysiu, jeigu kažką pamiršau. Ar turi kokį augintinį? Ne, gaila, labai norėčiau turėti, bet kadangi tiek keliauju, tai tikrai būtų labai sunku turėti. Ar vartoji alkoholį? Jei taip, kiek kartų per mėnesį? Retai vartoju tik tai po sezono. Nežinau, ką jūs laikote alkoholiu, išgerti vyno taurę, tai aš nelaikau labai didelių vartojimų. Jeigu jūs laikote, tai išgeriu vyno taurę 1 kartą į mėnesį. Ar iš prof bėgimo galima pragyventi? Tikrai galima. Tik tai, žinoma, tie rezultatai turi būti aukšti. Ir ne tik aukšti rezultatai, bet ir padaryti aukštose varžybose, kad jūs matytų, kad turit potencialo, greit bėgat, bet tikrai įmanoma. Ir ką čia dar vieną klausimą. Kaip atrodo įprasta tavo sporto savaitė, kaip išgyventi tos vienišumo sporte momentus? Šiaip tų vienišumo sporte momentų tikrai yra nemažai, ypač kai nepasiseka varžybose ar treniruotės eina sunkiai, tai tikrai galiu užsidaryti savo mintyse, bet gal pakeičia tos geros treniruotės, blogos treniruotės ir tas toksai
balansas atsiranda, manau. Bet reikia tiesiog susigalvoti hobių, kodėl aš filmuoju YouTube dabar, nes tai yra mano naujas hobis ir man labai patinka, tai kad vis tiek nukreipti tas mintis nuo sporto labai geras dalykas yra. O kaip atrodo tavo įprasta sporto savaitė? Tai vat ir bandau parodyti, filmuoju, tai žiūrėkit toliau, nepamirškit pasiekti kanalo. Bet žiūrėkit toliau ir tikrai pamatysit ir gerus, ir blogus momentus, bet ta sporto savaitė atrodo tikrai labai intensyviai, dideli krūviai, kai dideli krūviai tikrai negali daug kažko savo leisti daryti, reikia atsistatyti, reikia palsėti, daug gero maisto, miegoti ir tiesiog nieko neveikti. break. All the way heartache, 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 all the way heartache. Liftingas done, keliauju namučio, gal sustosiu parduotuvę, pasiim kelis dalykus ir padarysiu vakarienę, čilinsiu ir reikės gal įlysti Normatekų šiandien atsistatymui, bet jo, tokia ta mano dienelė. Jau ką mėgstu, tai saldeką. Tai pasiėmėm biškį šokoladą. Sunki diena, valgyti reikia. Tai va, vakarienė iš likučių. Turiu išsikepus steiko. Padarysim su saldžiom bulvėm, su agurkais, pomidorais ir humusu. Labai paprastai, bet dar dariausi kraujo testą ir pas mane labai daug vitamino B. Arba 12, arba dabar tiksliai nepasakysiu, bet žodžiu dėl to, kad valgau tikrai labai daug jautienos. Man labai skanu tai. Vitaminas B pas mane per kraštus liejasi. Pavalgysiu. Eisiu redaguoti vlogą ir žiūrėsiu dar Temptation Island. Nežinau, ar Lietuvoje yra, nes ne viskas Lietuvoje yra Netflix'e, bet man patinka pasižiūrėti. Labai paprastai. Blemba, visiškai užsiredagavau video, bandžiau čia per kelias programėlės, bet jo, žodžiu, jau užsisėdėjau, tai dabar 9 valandas pasidarysiu arbatos, gal kažką dar saldaus suvalgysiu ir baigsiu redaguoti šitą video. Ir viskas, tokia ta mano diena, ačiū, kad žiūrėjot, kaip matėt, buvau lindus Normatekus, pasižiūrėjau Netflix'ą ir jo, dabar jau eisiu pabaigti redaguoti ir eisiu gul. Tai ačiū, kad žiūrėjot,
Ir laikinkit, subscribinkit ir susitiksim kitam video. Ciao.